7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Šiandien irgi negalvojau, kad bus tiek žmonių, tai tas tikrai labai nustebino. Aišku, gaila, kad nepavyko pasiekti pergalės, bet svarbiausia, kad patekom į Europos čempionatą, ten, kur senai turėjom būti, tai tas labai džiugino. 9 metimai pataikyti iš 9, visiškai super. Tai kas tave šiandien vedė į priekį? Nežinau, ta motyvacija, tai jinai yra, nes tu kovoji už Lietuvą, tu kovoji už tos sirgalius, kurie ateina, nes kadangi pas mus moteris, pripažinkim, nėra dažnas atvejis, kai renkam pilnas arenas, tai visada smagu, kai tiek žmonių ateina ir tas veda į priekį. Gal šiek pakišo koją, kad nelabai treniravotės būtent Vinsbeto arenai? Galbūt, nes po aktyvus arenos tai erdvė tikrai žymiai didesnė, bet kai tiek daug žmonių, tai ta erdvė atrodo sumažėja. Bet jo, tas gal pakišo koją, bet čia tikrai nepasiteisimas. Paskui aš susikalbėsiu, aš paskui. Gerai, šiaip kaip tas palaikymas daug žiūrovų atėjo, kiek smagu, kad moterų krepšinis tiek daug dėmesio dabar jau gavo? Tai aš tikiuosi, kad tas dėmesys tik toliau didės mums, nes tikrai smagu žaisti tokioje arenoje. Tikrai tie žiūrovai, kaip šeštas mums žaidėjas, duoda tą tokį būstą, kad dar labiau kovoti dėl tų kamuolių, dėl tų, nežinau, kažkokių situacijų, tai tikrai tas prideda labai daug. Ir aš galėjai pagalvoti, kad, sakykime, per tuos metus, kad pernai moterų lyga, tik tai šiemet Europos turės Neptūno, dabar jau prieš Europos čempionas turi, sakykime, tokią labai svarbią rolę komandai Lietuvos rinktinėje. Ne, tikrai negalėjau pagalvoti, bet labai smagu, kad viskas taip vyksta, tai reikia ir toliau dirbti ir tobulėti. Šiaip, pirma vasara bus tavo moterų rinktinėje ir Europos čempionate dar nesi buvus, tai ko lauki iš tos vasaros, ko tikėsi? Pergalių už Lietuvą, gerą pasirašymą ir tikrai važiuosim patrišvauti, o ne tik sudalyvauti. Tai, pavyzdžiui, šiandien rungtynių metu beveik visą laiką labai konkuravot su Belgijam, tai galit tikrai potencialiai įveikti ir Europos čempionės. Tai kiek tai duoda išbandžius jau pakovoti prieš tokią komandą, kiek duoda pasitikėjimo ir Europos čempionatui? Jo, aš manau, kad galim žaisti prieš kiekvieną tikrai komandą, tiesiog svarbu tas geras nusiteikimas, mes tikrai parodėm, kad galim žaisti su Europos čempionėm, kurios olimpiadai irgi užėmė labai aukštą vietą, tai aš manau, mes puikiai galim konkuruoti su kiekvieną komandą. Per tavęs grįžtant pačios asmeniškai, Brigita turėjo ir šį langą praeit per tą langę, kai buvo įstumtinė, gal truputį mažiau žaidė, bet dabar tokia tvirta rolė, abejos rungtynės ar ne. Ką galbūt tai pasako apie tą kaip žaidėją, kur, sakykime, tai progresuoja, kaip galvoja? Nežinau, kaip sakant, sunkus darbas kažkada atsiperka. Manau, čia tas atvejis. Žiūrint dar irgi tave pačią šiandien lakstai aikštelį su Julie Van Loo, su Aleman, kur viena WNBA žaidžia, kita ten Eurolygai realiai kapojasi. Nežinau, ir daug kovos davė jam gynyboje, tiek puolimą. Ką gal galėtume apie tokias smulkutės pasakyti, kiek iš tokių kovų pati pasisėmė? Tai visada yra didesnė motyvacija prieš tokias žaidėjas žaisti, nes noris įrodyti, kad tu nesi prastesnė kažkom už jas. Tai visada noris ir tą kamuolį atimti ir papresinti labiau. Tai visada yra didesnė motyvacija žaisti. Tikriausiai irgi paminėjo apie Europos čempionatą, ar ne? Tik dar nieks neaišku, nes dar vietos nežinai, ar bus, ne? Bet ką galėtum nuo savęs duotam tuo metu, kai jau, sakykime, bus ta kova dėl vietos rinktinės, nes vietų realiai nieks negarantuoja, tikriausiai, ne? Jo, tai čia kiekvieną turim atvažiuoti nusiteikusios visos sunkiam darbui, atsidavimui, nes tą vietą reikia išsikovoti, niekas taip lengvai neduos nieko. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.